This is a demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. Atreš savo šlovę šitoje vietoje. Atreš savo šlovę Dieve. Ateik su savo meile, ateik su savo jėga. Aš trokštu tavęs, nes aš noriu tavęs, nes aš nieko nematau, tik tave. Nes aš nieko nenoriu žinoti, tik žinoti tave. Nes aš noriu žinoti ten, This is a kur tu demonstration Aš of noriu žinoti, Ustream kur tu Producer. eini. Aš noriu žinoti, ką tu darai. Aš noriu matyti. This is a demonstration of Ustream Producer. Noriu matyti tavo šlovę, kaip Mozė. Nors ugnis žaibų, garsas griausmo. Aš nebijau. This is a demonstration of Ustream Producer. Bet aš nebijau. Šlovę prašk man. Savo šlovę prašk man. Savo šlovę prašk Demonstration of Ustream Producer. This is a demonstration of Ustream Producer. И тогда понесу. Аллилуйя. И aš nebijau. Ir aš nebijau. Šlovę prašk man. Šlovę prašk man.
Ustream producer. Ustream producer. This is a demonstration of Ustream producer. Žvilgsniai aukštyn, nukreipsiu aš. O, žvilgsniai aukštyn, This is a demonstration of Ustream producer. ir aš nebijau. Of Ustream producer. Of Ustream producer. Ustream producer. Halleluja. Ora vašyje, halleluja. Mes dėkojam tau, Dieve. Mes dėkojam tau, Dieve, kad tu išsirinkai šitą tautą, Viešpatie Dieve, kad tavo šlovė būtų apreikšta per šitą tautą, Dieve. Mes dėkojam tau, kad tu išsirinkai mus, Viešpatie Dieve, kad tu išsirinkai mus, Viešpatie Dieve, kad apreikštumėm tavo šlovę. Viešpatie Dieve, mes dėkojam už šią privilegiją ir už šitą atsakomybę. Mes imamės tos atsakomybės, Dieve, apreikšti tave šitai žemiai. Mes prisimam atsakomybę, Dieve. Mes prisimam, Dieve. Ir mes šlovinam ir garbinam tave už tą meilę išlietą mūsų gyvenimuose, už tą atstatymą išlietą į mūsų tautą, už tą išgydymą, kuris ateina į mūsų tautą. Mes dėkojam, Dieve, tau. Ustream producer. Mes dėkojam, Dieve, tau, kad tu išgirdai šauksmus mūsų senelių, mūsų prosenelių, kad tu išgirdai jų skausmą, tavo Viešpatie Dieve, o Sibiro lageriuose, Viešpatie Dieve, partizanų bunkeriuose, Viešpatie Dieve, tu išgirdai mūsų protėvių šauksmą tau, tu išgirdai ir šiandien ateini į šitą žemę, kad jie išgydyti, kad jie pakeisti. Mes dėkojam, Dieve, tau.
Ustream producer. Demonstration of Ustream producer. Ustream producer. This is a demonstration of Ustream producer. Demonstration of Ustream producer. Ustream producer. This is a demonstration of Ustream producer. Demonstration of Ustream producer. Šitoje tautoje pradeda pūsti nauji vėjai. Ora vašyje, visa tai, kas pastatyta iš šiaudų, kas pastatyta iš malkų. Šitie vėjai nupūs. Tai vėjas, kuris uždega ugnį, kuris uždega gaisrą. Šitoje tautoje tai vėjai, kurie pakeičia, kurie sudegina viską, kas netyra, viskas, kas ne iš Dievo. Šitoje tautoje bus sudeginta, sunaikinta, sugriauta. Ateina nauji dalykai, ateina nauja ugnis, ateina nauji vėjai. Demonstration of Ustream producer.
This is a Labas rytas visiems, demonstration prašom of sėsti. Ustream Producer. Nors šiandien mūsų, kaip sakoma, negausiai susirinkę, nes daugelis nemažai išvažiavę iš tikrųjų į Manheimo konferenciją. Tačiau gera žinoti, kad Dievas nepaliko šitos tautos ir nepaisant to, kad išvažiuoja Dievo pateptieji, Dievas lieka čia. This is a Šiandien norėčiau pasidalinti demonstration vieną of tokią Ustream įdomią Producer. Kuri man nedavė ramybės jau kažkurį tai laiką. Ji vadinasi Gideono karta. Tai visų pirma, norėčiau pradėti nuo to, kas tai yra Gideono karta, kaip aš tai įsivaizduoju. Tai visų pirma, tai dvasinių pionierių karta, kuri žengia į naujas, neištirtas dvasinės rytis. This is a Tai demonstration palengvindami of kelią Ustream ateinančioms Producer. kartoms. Tai palengvindami kelią dabartiniams kartoms, kuris dar neėjo į tai. Ir tai karta, kuri atveria akis kitiems, parodo visiškai kitokią realybę. Patys įžengia į tą realybę ir parodo visiškai kitą realybę. Kadangi žmonės šitoje tautoje, daugelis žmonių, jeigu nepamatys tos realybės, jie net nežinos, ko ieškoti, ko trokšti. Ir būtent Gideono karta tai atveria. This is a demonstration of Ustream Producer. Būtent šitie pionieriai, tai ne tie pionieriai su raudonais kaklaraiščiais, bet tie, kurie laužo įsigalėjusius stereotipus, įsigalėjusi mentalitetą, mąstymo būdą, tautoje, šeimoje, bažnyčioje, miestuose. Tai karta, kuri ne tik tai kalba apie Dievo šlovę, jėgą, nes kalbų mes jau prisiklausėm pakankamai. Tai karta, kuri apreiškia Dievo šlovę, apreiškia Dievo karalystę. Tai karta, tai yra ledlaužių karta. Taigi, kas yra ledlaužiai? Šiaip ledlaužiai yra laivai specialiai pritaikyti plaukti per užšalusias jūras, tiek tam, kad patys galėtų paimti krovinį, tiek tam, kad padarytų kelią kitiems laivams. Ir šiuolaikinių dvasinių ledlaužių tikslas padaryti kelią kitiems laivams į atvirą vandenyną. Ne tai, kad mėgautis mums patiems tą šlovę, tą karalystę, tą jėgą, bet atverti kelią visiems kitiems laivams, kurie plaukia paskui mus. Ne tai, kad mes patys vadidžiuojamės, kas mes pirmieji, mes tie, kurie pramušam ir taip toliau, bet mūsų tikslas yra visai kas kita. Mes pramušam ledus, išplaukėme į atvirą vandenyną, kur laivai išsiskleidžia. Ir mūsų nebelieka, kaip rašo pranašas Jeremijas 31 skyriuje 34 eilutėje. Į ką būtent tie ledlaužiai veda. Tai yra, tada nebereikės bičiuliui raginti savo bičiulį ar broliui savo brolį. Pažinkite viešpatį. Visi, maži ir dideli, pažins mane. Tai viešpatė žodis, nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau nebetminsiu. Taigi šitos kartos tikslas, tai kad visi įeitų į tai. Kad kiekvienas žmogus pažintų viešpatį asmeniškai. Turėtų artimą bendravimą. Tai, ką šiandien turi tik tai keletas žmonių, kelios dešimtis, keli tūkstančiai pasaulyje, kad tai turėtų kiekvienas žmogus šitoje žemėje. Taip pat tai Gideono karta, tai kūrėjai, kurie kreipia savo šeimų, miestų ir tautų likimus į Dievo numatytą vagą. Gideono karta tai istorijos kūrėjai. Tai nėra kažkas, sakykime, ar ne per daug čia išsireiškia, sakykime, ar ne per daug siekia. Realiai, aš žinau, kad mes esame istorijos kūrėjai. Kadangi tai, kas buvo sena, tai jau nebetinka. Mes nepasitenkiname tuo, ką įvairaus amžiaus, įvairių sluoksnių, socialinių. Nesvarbu vyras ar moteris. This is a demonstration of Ustream Producer. Vyresniais žmonėmis. Ir mane labai būtent vyresni žmonės kabina, kai jie sako, mes jau viskas. Mes nurašyti, mes pragyvensim tą laiką, mes eisim į dangų ir viskas. Bet realiai Dievas ką nori šiandien pasakyti, ypač vyresniai kartai. Nes jaunesniam kartu kažkaip dar taip, nenurašo savęs, bet vyresnioji karta, mano močiutės karta.
Jie nurašo save. Viskas, mes padarėm, mes nieko nepasiekėm savo gyvenime. This is a Bet demonstration of galbūt reikia Ustream truputį pakeisti producer. mąstymą. Galbūt Dievas visą tą gyvenimą jūs ruošia šiam laikui. Kad jūs per likusius 10, 20 ar 30 metų įvykdytumėt savo pašaukimą ir tarnautumėt savo kartai. Ir ne tik savo kartai. Tai yra iššūkis jums. Paprasčiausiai tai, ką kalba Dievas, reikia priimti. Ir toliau mes pasižiūrėsim giliau į tai. Ir tai karta Sirofinikietė ateina pas Jėzų ir This is a kaip sakoma, tas demonstration of palyginimas su Ustream trupiniais producer. ant stalo. Būtent Gideono karta tai ta karta, kuri nepasitenkina trupiniais nuo stalo. Tai ta karta, kuri nepasitenkina netgi tuo, kas yra ant stalo. Principai, dvasinės dovanos, stebuklai, ženklai ir taip toliau. Šita karta žiūri tai, kas yra prie stalo, kas sėdi priešais, o priešais sėdi Dievas. Priešais sėdi Jėzus ir tai yra bendravimas, tai yra tikslas. Bendravimas su juo. Mūsų tikslas nėra ženklai, stebuklai, dovanas, mūsų tikslas yra jis pats. This Tai is a būtent karta, kuri demonstration of išsilgus Ustream pačio producer. Dievo, kuriai nesvarbu, nes tai visa kita bus pridėta. Jie net nežiūri tai. Jie eis, Dievas jiems kalbės ir tai atsiras resursai dangaus, dvasinės dovanos, visa tai bus. Bet svarbiausia, kas sėdi prie stalo. Mes pamirštam dažnai tai. Dabar norėčiau pažvelgti į Gideono gyvenimą šiek tiek ir būtent per tai tokį klausimą atsakyti, kokiomis aplinkybėmis, kokiose situacijose gimsta Gideonas. This is a demonstration of Ustream producer. Teisėjo. Pirma eilutė. Izraelitai darė, kas nedora viešpatės akise ir viešpats atidavė juos 7 metams į Midiano rankas. Midiano ranka Izraeliui buvo sunki. Izraelitai kalnų uolose pasidarė tvirtovių ir slėptuvių nuo Midiano. Mat Izraelitams pasėjus sėklą, midjaniečiai, amalekiečiai bei kiti rytų gyventojai pakildavo prieš juos. Jie statydavosi stovyklas prieš Izraelitus ir nuniokodavo krašto derlių iki pat Gazos apylinkių, nepalikdami Izraelyje jokio maisto, nei avies, nei jaučio, nei asilo. Mat jie atkeliaudavo su bandomis ir net palapinėmis tarsi gausus skėrių spiečiai. Suskaityti juos ar jų kupranugarius nebuvo įmanoma. Atėję jie nuniokodavo kraštą, tad per Midianą Izraelis buvo labai didelėme skurde ir Izraelitai šaukėsi viešpatės. Izraelitams šaukiantis viešpatės dėl midjaniečių, viešpats atsiuntė Izraelitams pranašą. Jis tarė jiems: taip kalbėjo viešpats, Izraelio Dievas. Aš išvedžiau jūs iš Egipto ir išlaisvinau iš vergijos namų. Išgelbėjau jūs iš egiptiečių rankų ir iš visų jūsų engėjų rankų. Išvariau juos jūsų labui ir daviau jums jų kraštą. Sakiau jums: aš esu viešpats, jūsų Dievas. Negarbinsite dievų amorytų, kurių krašte gyvenate, bet jūs mano balso nepaklausėte. Jeigu sąžiningai pažvelgtumėm šiandien tai, kas darosi mūsų tautoje, tai vat būtent tai, kas yra, tai būtent čia prašyta. Skėriai naikina, emigracija, skurdas, neviltis, nusivylimas. Normalaus This is a žmogaus akims demonstration pažvelgti of čia Ustream producer. nėra ką veikti, iš tikrųjų. Realiai. Normalaus žmogaus, tikinčio ar netikinčio, čia nėra ką veikti, reikia važiuoti į užsienį, reikia užsidirbti pinigus, nes čia nieko nebus. Ir todėl Dievas būtent šituo metu kelia šitą kartą, kurie mato visiškai kitaip. Kurie ten, kur griuvėsiai, mato atstatytas sodybas. Tie, kur suluošinti gyvenimai, mato atstatytus gyvenimus. Sugriautos This šeimos. is a demonstration Atstatytų of šeimų. Ustream Jie producer. šitą kartą mato visiškai kitaip, žiūri visiškai kitaip. Todėl, kad jie klauso Dievo. Jie priima tai, ką Dievas kalba ir jie mato Dievo akimis. Ir pažvelkime toliau, nuo 11 eilutės. Viešpatės angelas atėjo ir atsisėdo po ąžuolo prie Ofros, priklausančios Jehoašui Ebezerui. Tuo metu jo sūnus Gideonas bloškė kviečius vyno spaudykloje, slėpdamasis nuo midjaniečių. Viešpatės This is a angelas pasirodė jam ir demonstration tarė: of Ustream viešpats su producer. tavimi, narsusis galiūnė. Ir kaip dažnai šiandien būna mūsų gyvenimas, mano gyvenimas, jūsų gyvenimas. Dievas pranašauja, Dievas kalba. Dievas sako: jūs kariai, jūs galiūnai, jūs nugalėtojai. Bet kaip dažnai mes atsakome taip, kaip Gideonas. Viešpatės angelas
Taip, Gideonas atsakė, prašau atleisti mano viešpatė, bet jei viešpat su mumis, tai kodėl mus visą tai ištiko? This is a Kurgi visi jo demonstration nuostabus of darbai, Ustream apie kuriuos producer. mums pasakojo protėviai sakydami, iš tikrųjų viešpats išvedė mus iš Egipto, juk dabar mus viešpats atmetė ir atidavė Midianui į rankas. Gideono karta tai yra sąžiningų žmonių karta, kurie mato, kurie pasako, šiandien yra taip, kaip yra. Šiandien yra griūtis, neviltis ir taip toliau. Bet yra vienas dalykas, įdomus dalykas, kad kai angelas kreipiasi viešpat su tavimi, į Gideonas This is a neatsako. demonstration Nu, of je- Ustream jeigu producer. viešpats būtų su manimi, jis atsako, jeigu viešpats su mumis. Tai būtent, kas būdinga šitai kartai, tai yra užtarėjai už savo tautą. Tai yra skausmas, tai vat būtent tas momentas, kad Gideonas jautė skausmą dėl savo tautos. Jis taip pat kaip ir visi kiti kentėjo. Ir daugelis žmonių šiandien, jie kenčia savo problemose, jie mato tik savo This is a problemas. demonstration of darosi Ustream aplink. Bet aš producer. būna, kad susitinki su žmonėmis, sakykime, kurie, tiki Dievu. Ir tai tiek. Bet tai, per ką jie perėję, aš atsistoju ir žiūriu. Ir negaliu patikėti, aš bažnyčioje, aš žinau, aš girdžiu tos dalykus, aš girdžiu tos principus, bet žmogus, negirdėdamas tų principų, savo gyvenimą iškentęs didžiulius dalykus. Su vienu žmogumi nesenai bendravau, gimė jam, buvo gimus, jo dukrytė šiuo metu 4 metai, buvo gimusi. This is a Tai žodžiu, buvo demonstration kraujo of vėžys Ustream ir producer. Ir, netgi aš šiai dieną aš nežinau, ta prasme, kaip aš sureaguočiau tai. Ir tas žmogus perėjo per skausmą, perėjo per onkologinę. Ir esmė tame, kad jisai nežiūri tik tai į savo skausmą. Kai jisai kalba apie vaikus onkologiniai ligoniniai, jo akise ašaros. Jis daugelį dalykų nesupranta, daugelį dalykų nežino, bet jisai sako, aš dėkoju Dievui. This is a demonstration of Ustream Kiek šiandien producer. mes, krikščionys, dėkojam Dievui už tą skausmą, kurį mes perėjom. Realiai. Kiek mes dėkojam. Nes mes galvojam, kad, skausmas, mes čia verkiam dėl savęs ir taip toliau. Bet palaukit, Dievas visai žiūri kitaip. Tas skausmas jūsų gyvenime, tos žaizdos jos išgydytos. Ir po to, kai jos išgydytos, jūs tampate palaiminimu kitiems. Jūs gydote tuos žmonės, kurie aplinka, kurie tose pačiose problemas. Jūs nežiūrėkite savo problemas, į savo žaizdas, į savo This skausmą. is a demonstration of Dieve, tu mane Ustream baudi, producer. Dieve, tu nemyli manęs ir taip toliau. Jūs žiūrėkit visai kitaip. Jūs ateikit pas Dievą. Pasiimkite išgydymą, pasiimkite atstatymą. Ir eikit toliau. Eikit ir gydykit tuos, kurie šalia jūsų. Ir toliau. Viešpats atsigręžė jį ir tarė, eik su savo jėga ir išgelbėk Izraelį iš Midiano rankos. This is a Žinau, ką aš tave demonstration siunčiu. of Ustream producer. Eik su savo jėga. Kokia jėga? Tai va būtent mes ką ir kalbame apie skausmą. Tai yra jėga. Skausmas ne dėl savo problemų, ne dėl savo vaikų, bet skausmas dėl savo tautos, skausmas dėl savo miestų, skausmas dėl savo artimųjų ir tolimų giminaičių. Kai tu, realiai tai būtent Gideono karta, jūs žinote, kad jūs priklausote tai kartą, nes jūs žinote, jūs matote, jūs negalite ramiai žiūrėti, praeiti šalia. This is a demonstration of Ustream producer. Atrodant ir taip toliau. Tai įvairiuose aplinkybėse, man patiko filme Motina Terezė, būtent tas parodyta Motina Terezė turi išvažiuoti iš Kalkutos, iš Indijos. Ir ta prasme, kadangi jai pasakė, negali to daryti, jinai išvažiuoja. Ir einant ją įstoti, jin pradeda matyti žmonės. Jin pradeda, jai Dievas atveria skausmą tų žmonių. Jinai mato gulinčius tos vargšus, tos paskutinės kastos atstovus, This is a demonstration of Ustream producer. kurių niekam nereikia. Jinai pradeda matyti. Ir jinai nebegali to palikti. Lygiai taip pat ir šiandien. Žmonės, kai kurie išvažiuoja iš Lietuvos. Netgi tie, kurie yra šiandien, dauguma jų yra pašaukti būti čia Lietuvoje. Netgi dauguma iš jų yra tie Gideono kartos atstovai, bet jie išvažiuoja, jie pasirinka savo kelią.
Bet todėl būtent turi pakilti tie pirmieji Gideono kartos atstovai, kurie apreikštų tą realybę, This is a apreikštų tą demonstration šlovę, of parodytų, kad yra Ustream viskas producer. kitaip. Parodytų, kad į šitoje tautoje, į šitą tautą atėjo Dievas. Kad tie žmonės, aš net nebijoju, dauguma jų grįž. Tautos. Jie nori Dievo, taip jie savo gyvenime kažkur suklydo, kažko nepadarė, nerado Dievo ir taip toliau. Jie išvažiavo, jie pasirinko savo gyvenimo kelią. Bet šiandien mūsų iššūkis mums. Jeigu Dievas, mes apreikšime Dievą, tie žmonės grįž. This is a demonstration of Ustream producer. Ir Gideonas atsakė, prašau atleisti mano viešpatį, bet kaip aš galiu išgelbėti Izraelį? Žiūrėk, mano kiltis menkiausia Manasė, o aš jauniausia savo tėvo namuose. Ir štai, tai yra momentas mūsų tautos, kiekvieno iš mūsų. Tai būtent momentas jėga, kuris sulaiko mus nuo mūsų pašaukimo. Tai yra atmetimas. Tai yra jėga, kuris sulaiko mus šiandien. Mes jaučiamės atmesti. Daugelis netgi iš čia sėdinčių, jūs jaučiatės atmesti. Taip jūs kovojate, aš irgi daugelį laiką teoriškai žinau, kad aš išpažinau, aš Dievo sūnus, aš Dievo sūnus, aš Dievo sūnus, o savo viduje aš nebuvau Dievo sūnus. Norėčiau pažiūrėti, kas tai yra atmetimas. Atmetimas tai yra velnio melas. Tai yra velnio atsakymas į mano keliamą klausimą, kas aš. Aš klausiu savęs, kas aš. Velnias ateina su atmetimu. This is a demonstration of Ustream producer. Ir aš galiu išpažinti, aš galiu bandyti tikėti, kad aš esu Dievo vaikas. Tačiau tol, kol aš klausau velnio balso savyje, atmetimo, tol aš nesu Dievo vaikas, tol aš vis dar našlaitis. Ir atmetimas yra efektyvus velnio ginklas, kuris stabdo This is a demonstration of Ustream producer. ir kurio tikslas yra sustabdyti mūsų pašaukimą. Taip, jiem nepavyko mūsų pražudyti. Jiem nepavyko mus nužudyti, bet jisai gali mus apvogti ir jis tai naudojasi. Ir iki šiol. Ir būtent tas atmetimas, kodėl mes turime tai peržengti, įveikti tai su Dievo pagalba, kadangi visa tauta, faktiškai visa tauta yra This paskendusi is a tame. demonstration Tai yra of vienas iš Ustream pagrindinių, producer. sakykime, velnio melų mūsų tautos gyvenime. Kas mes tokie, pažiūrėkit, kaip reaguoja tauta. Kažkas pavadino, Melas Gibsonas kažkada pavadino ten lietuvis banditais, ten su kuokom ir tai kažką panašaus. Ir viso Lietuva, wow, kaip jis drįso ir taip toliau. Ta reakcija aiškiai parodo, kad mes gyvenam atmetime. Ir dėl to mes taip reaguojame kiekvieną smulkmeną. Todėl mes bandome, This is a kažką turime vieną gerą demonstration of dalyką, Ustream producer. ryšku, ir mes jį bandome iškisti, pavyzdžiui, kaip krepšinis. Ir bandome, ir viską statome ant krepšinio, kad mes krepšinį gerai žaidžiam ir taip toliau. Ir kas svarbiausia, Šėtonas žino šito atmetimo jėgą ir jisai nuo pat motinos įsčių tai naudoja. Kiek vaikų gimsta atmetime. This is a Dar demonstration motinos of Ustream producer. įsčiose būdami, nelaukiami. Mama arba tėvas laukia sūnaus, gimė dukra. Arba iš vis nelaukia vaiko. Kaip sakoma, netyčiukas išėjo. Tai būtent tie dalykai realiai daugelis žmonių gimsta jau atmetime. Ir eina per savo gyvenimą ir nesupranta dėl ko. Kas čia per dalykai. Taip velnias būna panaudoja ir mūsų artimuosius. Panaudoja mus, kad mes pažemintumėm mūsų artimuosius. Ir kas svarbiausia, atmetimas dar labiau padidina skausmą mūsų kraujuojančių žaizdų, mūsų kraujuojančių vaikystės žaizdų. Atmetimas dar labiau paaštrina. Tai. Aš pats, pavyzdžiui, praėjau 2 encounterius, ir aš kaip irgi tikinėjau save, kad aš viskas su manim tvarkoju. Aš 2 encounterius praėjau.
Bet, kad This praėjau is a 2 encounterius, nuo to demonstration kažkaip of geriau Ustream nebuvo producer. pasidarę. Buvo momentai, sritis išsivalė ir taip toliau, bet buvo sritis, kur neišsivalė. Aš pusę metų sunkus laikas. Realiai, kaip Dievas kalbėjo su Gideonu, taip Dievas kalbėjo su manim. Ir aš Dievui sakiau, kas aš toks. Nes manyje buvo atmetimas, manyje buvo žaizdos, neišgyjusias, nors aš atleidau visiems. Iš tikrųjų net nėra bijau, nes aš buvau atleidęs ir taip toliau. Bet žaizdas buvo neišgydytas. Ir aš pusę metų kankinausi. Kol, aišku, tai atėjo ir išgydymas, atėjo ir išlaisvinimas nuo atmetimų. Ir mes būna, kad galvojame, kad ta prasme žmonės po encounterį nuvažiuoja encounterį, atmetimo dvasia pašalinta, išvaryta. Bet kas iš to, jeigu pas mus yra dar likusios tvirtovės, atmetimo tvirtovės. Mūsų mąstymo būdas jau pripratęs. Visa tauta tame, tai yra tautos mentalitete, kad būtent mes esame nieko verti ir taip toliau. Netgi žmonės, pavyzdžiui, pastebėjau, tie žmonės, kurie įžūlesni, tie, kurie, sakykime, bando iškelti save labiau, jeigu susiduria akis į akį su juo, tu pamatai, kad jo viduje tik skausmas, kad jis lygiai taip pat atmestas. Nors kitokiais jisai gali pasirodyti, kad šitaip. Tai yra tik gynybos mechanizmas. Ir, kaip sakoma, šita tauta yra persunkta tuo atmetimu. Ir todėl mes esame pašaukti, kad tai sugriauti. This is a Visų pirma, demonstration of pradėdami Ustream nuo savo producer. gyvenimo. Jeigu jūs matot, kad tai dar yra jumise, prašykite Dievo, šaukitės Dievo. Važiuokite encounterį. Arba net, sakau, Dievas gali sutvarkyti tai netgi jūsų maldos kambaryje. Jeigu jūs šauksitės, jeigu jūs ieškosit, jeigu jūs atsiversit jam. Ir vėlgi, dažnai irgi susitinku pastaruoju metu bažnyčioje, matau darbę savo ir taip toliau. Žmonės, vėlgi, vienas iš požymių atmetimo. Žmonės ateina, kažkas su jais nepasisveikina, kažkas neparodo dėmesio. Elementarios smulkmenos, kur normalus, atstatytas, išgydytas žmogus į tai net nereaguos. Bet mes sureaguojam. Mes įsižydžiam, atsiranda nuoskaudos ir taip toliau. Ir mes pradedam kaltinti kitus žmonės. Bet problema, galbūt kitas žmogus, irgi kaltas, bet Dievas su juo dirba atskirai, bet tai yra mano reakcija. Mano reakcija. This Ir is tą a stimulą demonstration parodo, of Ustream kad tai producer. manyje dar vis gyvena. Ir kad su tuo reikia kovoti. Tai Dievas atveria tai tau, man, kad kažkas yra netvarkoje, kad mums reikia su tuo tvarkytis. Ir taip pat būna žmonės, kuriuos visada visur žemina, kuriuos laiko visada už nieką. Ir tai būna, neretai tai būna momentai mūsų pačių, kai mes laikome save už nieką. Kai mes iš tikrųjų esame našlaičiai, mūsų niekas negins ir taip toliau. Tai žmonės taip mato, ta prasme, negi atrodo normalų žmonės, supranti, jie, jų vidus reaguoja į tai, kad tu našlaitis ir jisai netgi atrodo normalus žmogus, kur šiaip įprastai taip nesilgia. Jisai netgi būna priverstas tai padaryti, kad tave skaudinti ir pažeminti. Dėl to, kad tu savyje, tavęs net nėra, tu visiškai suluošintas, sulaužytas, This is a sunaikintas. demonstration of Ustream producer. Ir vienas iš raktų, būtent atmetimo, kovoje prieš atmetimą. Viešpats tarė jam, bet aš būsiu su tavimi. Tu nugalėsi Midianą, tarsi tai būtų tik vienas vyras. Labai svarbu suprasti, yra 2 informacijos šaltiniai, tik tai 2 – Dievas ir velnias. Atmetimas tai yra velnio balsas. Dievas tau sako vieną, velnias tau sako kitą. Aš krikščionis, aš tikintis ir taip This is a toliau, bet aš vis dar demonstration klausau of velnio melo. Ustream producer. Mes vis dar klausom jo balso. Tiesiog pamastykite apie tai, kam jūs leidžiat kalbėti savo gyvenimą. Dievas nori jūs ištraukti iš šitos dubės. Dievas nori jūs atstatyti pilnai. Išgydyti pilnai. Tam, kad jūs galėtumėte eiti ir tarnauti kitiems.
This is a demonstration toliau of tas pats Ustream skyrius. Producer. Viešpats paliepė Gideonui sugriauti jo tėvo Balo aukurą, nugriauti šventąjį stulpą ir paaukoti 7-metį jautį. Labai įdomus momentas. Tai kad būtent Midiano rankos Izraelis buvo 7 metus. Ir būtent paaukotas buvo 7-metis jautis. This is a demonstration of Ustream Producer. Tai būtent tas jautis simbolizuoja tai, ką mes prikaupėme per tuos nepriteklių metus. Per tuos metus, kai skėriai naikino mūsų gyvenimus, mes vis tiek kažką turėjom. Ir ką Dievas sako jam? Dievas sako Gideonui, paaukok tai. Paaukok tą seną savo bagažą. Tai nereiškia, kad Dievas nieko iš to bagažo nepanaudos. Tai nieko nereiškia. Bet ar tai tau tai brangu? Mūsų įgyta patirtis, kaip reikia išgyventi, mums šiandien trūdo. Ir Dievas sako, tam, kad tu įeitumi naują, tu turi padaryti tam tikrus dalykus, savo gyvenime sunaikinti stabus. Ir paaukoti jiem visą savo praeitį, visą savo patirtį, visą savo seną supratimą, atiduoti jam, kad jis tai galėtų keisti. Ir reikalų esant panaudoti. Bet tada, kada jis tai mato. This is a demonstration of Ustream Producer. Toliau irgi įdomus momentas, kas liečia atranka Gideono kartos. Dievas atėjo 32 000 karių susirinko ir Dievas tarė Gideonui, tu turi per daug karių, kad atiduočiau jiems į rankas Midianą. Juk Izraelis tik girtusi man manydamas, mano paties ranka mane išgelbėjo. Tad dabar prašau paskelbti vyrams, kas dreba iš baimės, tik grįžta namo. Gideonas taip juos ir atsijojo. 22 000 iš karių sugrįžo, o 10 000 pasiliko. Tai yra baimė. O priešinga tam yra drąsa. Drąsa tai yra apsisprendimas įveikti baimę. Tai yra baimės įveikimas. Kiekvienas iš tų karių šiame etape turėjo pasirinkimą. Turėjo pasirinkimą. Ar aš bijau ar ne? Ar aš įveiksiu baimę ar ne? Tai būtent ir lygiai mūsų gyvenime. Mes turime prieš mus stoja įvairios baimės. Žmonių baimė. Ką pasakys žmonės, ką pagalvos apie mus ir taip toliau. Bet būtent drąsa yra, tu įveiki baimę. Tai yra vienas iš požymių Gideono kartos. Ir iš tikrųjų Dievas laukia kiekvieno iš jūsų apsisprendimo. Tie, kurie dar neapsisprendė. Eiti giliau, eiti toliau. Lipti aukščiau. Dievas laukia jūsų apsisprendimo. Nes jis laukia, kol jūs prisimsit atsakomybę, kol jūs baigsit sakyti, kas aš toks, o vieną kartą atestuosi Dieve, aš tikiu tavo žodžiu, aš tikiu tuo, ką tu sakai, ką tu man kalbėjai, aš priimu tavo pašaukimą. Tai laikas, kada Dievas įteikė šaukimą, kai būdavo kariuomeniai, ypač sovietiniai, ateidavo iš karinio komisariato ir įteikdavo šaukimą. Tai būtent šiandien Dievas jums įteikė šaukimą. Jo kariuomenė, tapti jo vaikų kartos atstovų. Ir Izaijas rašo 61 eilutėje. Tai yra pažadai būtent šitai kartai. Tai būtent viešpaties Dievo dvasia su manimi, nes viešpats patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Jūs pasiuntė mane guosti prislėgtųjų, skelbti belaisviams laisvę ir atidaryti kalėjimo duris kaliniams. Skelbti viešpaties malonės meto, mūsų Dievo atpildo dienos. Guosti visų liūdinčiųjų ir suteikti liūdintiems Sione vainiką vietoj pelenų. Džiugesio aliejaus vietoj gedulo. Šlovės skraistė vietoj bailumo. Kad galėtų vadintis teisumo ąžuolais. Daigyno viešpatės sodintų, idant apreikštų jo šlovę. Ir jie prikels senuosius griuvėsius, atstatys seniai apleistas gyvenvietės, atnaujins nuniokotus miestus, tuščius nuo neatmenamų laikų. Visų pirma,
pradžia nuo to, kad mes patys This is a demonstration turime of taip rinkti savo Ustream gyvenimą. producer. Mes patys turime išeiti iš kalėjimo. Mes patys turime būti paguosti, tam, kad galėtumėm kitus guosti. Ir mūsų gyvenimai taip pat turi būti atstatyti. Griuvėsiai, kur sakykime, kai kuriuose srityse mūsų gyvenimo vis dar yra griuvėsiai, jie turi būti atstatyti. Ir iš tikrųjų tai Gideono karta šitai tautai yra skirta This is tam, a kad būtų tai demonstration atstatyta. of Tai, ką šiandien Ustream mes matome, producer. sakykime, fizinėmis akimis, kad mes dvasinėmis akimis, pavyzdžiui, aš jau matau kitai. Aš niekada neišvažiuosiu iš šitos tautos, jeigu Dievas mane pasakys, niekada. Nes aš žinau, mano tai viduje jau yra, kad šita tauta bus atstatyta. Griuvėsiai atstatyti, sodybų tuštėjimo metas pasibaigs. Žmonės grįž iš užsienio, nes čia bus Dievo šlovė. Čia bus tai, ko niekada čia dar nebuvo. Čia bus tai, ko aplinkinėse tautose niekada nebuvo. Bet Dievui reikia žmonių. Dievui reikia tų drąsių žmonių. Tų žmonių, kurie jaučia skausmą dėl savo tautos. Tie, kurie klauso Dievo balso, o ne velnio balso. Jam reikia tų žmonių. Jam reikia kiekvieno iš mūsų. Kiekvienas iš mūsų turim pasirinkimą. Nes, kaip sakoma, daug pašauktų, bet mažai išrinktų. O tame ir yra This esmė. is a Kad demonstration of Ustream producer. mes nesirenkam to kelio. Tiesiog ir viskas. Mūsų Dievas pašaukė, bet mes nesirenkam. Aišku, visada yra grėsmė, sakykime, jau kalbant apie ateitį, pasididžiuoti. Pasididžiuoti tuo, kad, tu esi tos Gideono kartos atstovas. Sakoma, vis tiek jūs pirmose gretose, tarp pirmųjų. Bet, mato, 20 skyriui yra labai gera istorija, vynuogyno darbininkai, kur Dievas nusodina, kaip sakoma, tokius, kur labai aiškiai pasako, kad, sakykime, mes šiandien pašaukti, mes šiandien judame, mes šiandien priekinėse gretose. Rytoj gal bus visiškai kitaip. Ir užmokestis bus taip, kaip jis to nori. Jisai žiūri visiškai kitaip. Mes atliekom savo darbą, mes gaunam tai, kas mums priklauso. Kiti, kurie ateis vėliau, kurie pašaukti tam vėlesniam laikui, jie gaus tą patį. Arba gal gaus ir daugiau. This is a demonstration of Ustream producer. Tai galbūt tuo ir norėčiau užbaigti iš tikrųjų. Šlovintai gal galit ateiti. Tai tiesiog siūlau pamastyti visiems, paanalizuoti. Ar jūs priklauso šitai kartai? Ar Dievas jūs šaukia? Ar jumise yra skausmas? Jeigu jumise yra skausmas ir Dievas jums kalbėjo, This is a vadinasi, jūsų laikas demonstration jau of atėjo. Ustream producer. Ir jūs turite rinktis. Šiandien jūs turite rinktis. Ne rytoj, bet šiandien. Ar jūs eisit paskui jį, ar neeisit paskui jį. Ar jūs eisit paskui jį taip, kaip jūs norit, ar jūs eisit paskui jį taip, kaip jis nori. Sakau, ieškokit Dievo, būtent kas liečia atmetimą. Tai yra tol, kol jūs jausite savyje atmetimą, tol, kol jūs nebūsite jo vaiku, kol jūs būsite našlaitis, nieko jūsų gyvenime nebus. Jūs galite rėkti, šaukti Dievui, taip toliau ir taip toliau. Supraskit, jūs esate jo vaikai. Jūs nesat našlaičiai. Velnias visą gyvenimą jums melavo, kalbėjo, būrė, jūs tokie ir tokie, jūs niekam verti, jūsų vaikystė, jūs kažką padarėt blogo, jums kažką padarė blogo, jūs jaučiatės purvini ir taip toliau. Žaizdos, žaizdos, žaizdos ir žaizdos. Bet Dievas šiandien ateina ir sako, aš noriu jūs išgydyti. Tam, kad jūs taptumėt lapais, trauklapiais, kurie gydo žaizdas. Halleluja, Dieve. Mes prašome, Dieve. Atstatyk mūsų gyvenimus.
This Atstatyk is a mūsų demonstration sunystę, of Dieve. Ustream Producer. Atjunk mus nuo to, ką kalba velnias, ką kalba šis pasaulis, Dieve. Atjunk viešpatie Dieve nuo viso to, kas ne iš tavęs. Visi šaltiniai, Dieve, kurie ne iš tavęs. Jėzaus Kristaus vardu mes prašome, atjunk visus to šaltinius, kurie nėra iš tavęs. Dieve, tu esi vienintelis mūsų šaltinis, kuris mus pagirdai. Dieve, aš prašau, atstatyk. This is a Atstatyk demonstration kiekvieną iš of mūsų Ustream Producer. sunystę, Dieve. Atstatyk mūsų orumą, Dieve. Atstatyk mūsų savivertę, Dieve. O, halleluja, Dieve, halleluja. O, halleluja, tai ką daugybę metų naikino skeriai jūsų gyvenime. Ateina laikas Dievo teisingumui. Ateina laikas jo meilės ir malonės išliejimui jūsų gyvenimuose. Tai ką naikino skeriai. Dievas nori atstatyti. Nori atstatyti su kaupu, gražinti tai dvigubai, gražinti 7-eriopai. Demonstration of Ustream Jums tai reikia Producer. tik priimti jį. Priimti jo žodį jūsų gyvenimui. Nebesipriešinkite jam, nebesipriešinkite jo balsui. Jis sako, žinok, aš būsiu su tavimi per visas tavo gyvenimo dienas. Tad ko tu bijai? Atiduokite jam savo kaltes, atiduokite jam savo žaizdas. Jis taip paėmė ant kryžiaus. Jo žaizdomis jūs esate išgydyti. Atiduokite savo žaizdas jam. Nebelaikykite tai savyje. Atiduokite. Nes jūs reikalingi tam, kad Dievas darytų savo darbą šitoje tautoje. Atiduokite žaizdas. Atiduokite naštas, kurias jūs nešiojate daugybę metų. Atėjo laikas atiduoti tai jam ir paimti jo naštą. Jo našta lengva, jo jukas švelnus.
stovim prieš tave, Dieve, tokie kokie esame, ateinam pas tave, tokie kokie esame, Dieve, tokie kokie esame, Dieve, Demonstration of Ustream producer. tokius kokius tu sukūrė, Dieve, mes esam tavo vaikai, mes ateinam tiesiog dabar, ateinu pas tave, ateinu toks, koks esu, toks, koks esu, mano Dieve. Nes trokštu būti tavo karys, nes trokštu būti tavo karys, nes trokštu būti tavo. Ustream producer. Visą atleidimą nuo mūsų. Nuimk tai. Prašau tave. Nuimk visą, ką uždėjo pasaulis. Nuimk nuo mūsų. Prašau, tėti. Nuimk šitas naštas, kurios trukdo mums eiti. Nuimk nuo mūsų, tėti. Nuimk. Mes atiduodam šitas naštas tau. Mes metam šitas naštas tau po kojom. Tau po kojom. Mes metam atmetimą. Mes metam tau po kojom, Jėzau. Tau po kojom. Aš noriu būti laisvas. 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 Šitą temą realiai
atiduokit šlovę Dievui. Aleliuja, aleliuja. Mes pašaukti vaikščioti jo laisvėj. Mes pašaukti būti jo vaikais. Mes pašaukti sekti juo. Mes pašaukti atnešti šviesą į šitą žemę. Mes pašaukti būti patys tą šviesą. Amen. Aleliuja. Todėl pasik savo laisvę. Galite aukoti. Tiesiog, kas turit širdie, aukokit jam. Aukokit. Siekit į tą pradžią. Siekit į tuos Gedeono vaikus. Į tą pradžią, kurie ateina į šitą žemę. Aleliuja. Todėl, kad dar tai tik pradžia. Tai dar tik sėkla. Amen. Aleliuja. Šlovinam, mes garbinam tave, mes esam tavo vaikai. Aleliuja, mes esam tavo vaikai. Mes trokštam mūsų tam Dievui. Aleliuja. Nes mes esam tavo vaikai, tavo vaikai, tavo vaikai, tavo vaikai. Mes tavo Ustream producer. Tavo vaikai.
producer.